Sveiki kolegos, šią seriją pradėsiu kaip tikras ūkininkas skūsios orais. Galiu pasakyti, kad oras yra visiškas nesąmonė. Šilauogės labai stipriai išsigandė, kažkokios keistos, tikrai pačioj pradžioje taip džiaugiausi, jeigu seriją žiūrėjau, tai matėte, jog sakiau, o kaip smagu, kad taip gerai žiemojo to šilauogės ir dabar, žinokit, yra situacija labai nekokia. Vaizdelis yra štai toks, tikrai vaizdelis nekoks, nes, lapeliai tokie visi įsigandė, paraudė vėlgi dėl to, kad laukia šalta ir suprantam, kad nieko nepadarysi. Tie žiedai tokie pasigandė ir krūmeliai, lapai nesuprasi, neįsiskleidė, neįsiskleidė ir dabar tie lapai tiesiog visi taip ir atrodo. Žiedų lyg ir yra nemažai, viskas tvarkoja, ant visų kiekių žiedų tikrai yra. Situacija liūdnoka patys matot, nežinau, jei pas jūs kitokia, tai džiugu. Pas mane su visom šilauogėm vaizdas va toks, prie bet kurios beisim. Čia bliukropas atrodo štai taip ir beje ant bliukropų žiedų iš tikrųjų yra mažiau. Patriotas, vienas iš ankstyvesnių, ką turiu, tai tik tai Reka turbūt ankstyvesnė, bet Reka ir Patriotas labai panašiu metu būna. Tų žiedai prasiskleidė daugiausiai, bet vėlgi lapeliai, baisiausiai, tai tie atrodo lapeliai iš tikrųjų. Reikia šilumos ir būtinai, kad naktį to šilumos būtų. O štai šitaip atrodo Chandleris, kur irgi nestebuklai, Chandleris vėlyviausia, tai dar tų žiedų nelabai yra. Visų situacija, matot, yra tokia pati, nesvarbu, ar tai būtų ankstyvi, ar vėlyvesni, ar vėlyviausi. Čia yra mano trečias sezonas šilauogių ir visi 3 sezonai buvo labai skirtingi, nes orai skiriasi. Šilauogėm šitie metai nepatinka labiausiai. Blogiausia yra tai, čia mano nuomonė, aišku, yra asmeninė, iš tikrųjų nežinau, ar taip yra. Naktis labai šaltos naktis, ilgą laiką buvo minusas visą laiką naktį, kas iš to, kad dieną sušyla, bet naktį labai šalta buvo. Ir čia buvo pora tokių dienų šiek tiek šiltesnių, tai šilauogės kaip ir pradėjo skleistis ir po to vėl atšalo ir jos tokios kažkaip pusiaukeliai sustojo ir dabar tokios yra. Čia ne pas mane viena, kalbėjau su keliais ūkininkais, tokiais pačiais šilauogių augintojais kaip ir aš, tai žinokit situacija, bent jau pas tuos žmonės, su kuriais kalbėjau, pas visus yra taip pat. Jeigu pas jūs yra kitaip, tai tikrai super, sveikinu, mane vaizdas tikrai nedžiugina šių metų, kaip atrodo šilauogės. Na, daugiau viskas tas pats, eilinį kartą varom dabar su tvorom. Metai visą laiką dabar yra skirtingi, nebėra taip jau anksčiau, kai darbą eini, kad vis laik tas pats per tą patį, dabar viskas yra kitaip. Šie metai irgi yra išskirtiniai dėl to, kad visą laiką tvorų užsakymų, toksai didelis kiekis prasidėdavo rudenį, o dabar turim didelį tvorų užsakymų kiekį dabar pavasarį. Tai kažkaip viskas čia apsivertė, tai su tom tvorom vėl nespėjam eilinį kartą. Aišku, stengiamės, važiuojam, darom. Toksai trumpas kaip ir reportažas apie tai, kaip sekasi tverti tvoras, tai šį kartą bus informacija netgi iš 2 objektų, nes per tą laiką spėjom pabuvoti 2 objektuose. Tai trumpai pasižiūrim, kaip su tom tvorom sekasi. Pirmam objekte darbas jau į pabaigą, liko tik tai smulkmenos, susirinkti šiukšlės, uždėti kepurės ir darbas baigtas. Paskutinė diena čia, jaučiuosi lyg dirbčiau dykumoj, vėjas didžiulis, labai sausa ir tiesiog vėjas kai pakyla, visur pilna dulkių, grina dykuma, tik šalta. Pažiūrėkit, kas darosi, kolegos, kiek dulkių. Va taip ir vagiama Lietuvos žemė. Matot, kas darosi, pažiūrėkit, tiesiog akise vagiama Lietuvos žemė. Kad dirbti būtų visiškai smagu, tai dar gausim ir sniego. Visa laimė, kad nepasikeičiau padangų. Aišku, kas gegužės mėnesį keičia žieminės padangas. Aš tai viską apmaščiau, kad gegužės mėnesį dar padangas reikia būtinai žieminės laikyti. Čia tikrai ne dėl to, kad tingiu padangas keisti, o dėl to, kad aš nujaučiau, kad tokie orai bus. Naujas objektas, darbus jau pradėjom. Kaip matot, stulpai jau sukalti, tuoj pradėsim tinklų tempimų darbus. Čia beje yra sausmedžio ūkis. Tikiuosi šeimininkas nesupyks, labai noriu jums parodyti, kaip pasodintas sausmedis. Sausmedis pasodintas labai gražiai, tikrai labai gražiai pasodintas sausmedis, noriu jums parodyti. Pradėjom tinklų tempimų darbus, stulpai 48, tinklas 1,60 m, tempėsi gražiai, sklypas paruoštas tiesiog tobulai, tai tempt tikras malonumas. Ir tempiant tinklą, žiūrėkit, ką radom, pasižymėjom, kad niekas neužliptų, radome lizdą su kiaušiniais. Oi, kokie mažyliai, pažiūrėkit, kokie faini. Paliekam atsargiai, pažymėjom, kad niekas neužmintų. Ir norėjau jums parodyti, kaip gražiai pasodintas sausmedis. Pažiūrėkit, lysvės pakeltos ir skylės kaip gražiai išdegintos ir dar viduje netgi matosi užmulčiuota, labai gražiai. Su tvorom dirbam jau 3 metus, tai tikrai esam matę daug ko, tvėrę daug ko, jau tų kilometrų net nebežinau, kiek esam užtvėrę, bet visada sklypuose kažkas būna netikėto. Tai miškas, tai čia nieko tokio, per mišką esam tvėrę, gerai čia eina, bet čia turim pelkę.
Ir pelkė yra tikrai ganėtinai rimta. Pažiūrėkit, kolegos, kokia pelkė. Tai vat pelkė tvėręs tvoros dar tikrai nesu. Nu dabar jau manau galėsiu sakyti, kad tikrai visur tvorą esam tvėrę. Kur tik, nu gerai, dar kalnuose nesam, bet nu Lietuvoje kalnų nėra. Nu nieko, kolų susikalėm, kažkaip ištemsim. Tai didžiausias minusas yra tas, kad čia su traktoriu važiuoti negalim, tai tenka padirbėti rankom. Nu mums nelabai patinka rankom dirbti, tai suprantam, kad rankom dirbti aišku visada yra sunku ir stengiamės to visada išvengti. Stulpai beje čia yra 3 metrų ilgio, iš pradžių sukišom tai praktiškai rankom, bet šiek tiek reikėjo ir pakalt. Bet nu iš tikrųjų 3 metrų stulpai sulindo kaip į, nesakysiu kur, kaip į pelkę. Nu aišku, nes tokiais batais čia reikėtų vaikščioti, bet kaip nors praeisim. Tai va kolegos, toks tas ir darbelis pelkiai, vaikštom, bandom neįkrist ir nepaskęst, na o šiaip būsim aptvėrę pelkę. Nes mano santykis su pelkim, jūs žinot, nu, tikliau sakant, su moliu, mano pravažumas yra labai prastas, pas mane tik tai 2 varantis. Viskas paruošta, lieptelis yra, atrodo tikrai ganėtinai saugiai, manau, kad čia problemų nebus. Nu, bet kokia atveju, jeigu įkrisiu, tai turėsiu gero kontentų, galėsit pažvengti iš manęs, nu, jeigu neįkrisiu, tai užtemsim tinklą, irgi viskas gerai. Na, bet kokia atveju tai bus patirtis, tai dabar jau galėsim visiems girtis, kad net pelkiai esam statę tvorą. Nu, svarbiausia, aišku, neįkrist, nepaskęst, nu, tai bandom kažkaip dabar nusigauti iki kito galo. Taurų gerų vis dar nėra, bet jau susipirkau kaip ir viską į ateitį. Labai noriu pasijungti laistymo sistemą. Praeitais metais porą laistymo sistemos dalių sulūžo, tai šitas taip pat užsisakiau. Jos vis dar nepasijungiau, bet tik kad pažiūrėkit, kas laukia darosi. Dabar, kad ir važiuoju, laukia yra 4 laipsniai šilumos. Dabar yra 2 valandos ir 4 laipsniai šilumos laukia 2 valandą dienos. Nusipirkau tepalų, pasikeis siurbliui. Honda Pro. Tai šį kartą tepalas bus Pro, tai bus veiks siurblys 10 kartų geriau negu prieš tai. Kai visą laiką perku, nežinau, originalų, kadangi siurblys originalus Honda, tai ir tepalą perku originalų Honda. Tai va, pasikeisim šitą prieš sezoną. Nusipirkau trąšų, tai nusipirkau 100 kg trąšų šilauogėm, nusipirkau 100 litrų rūgštinimo priemonę sezonui. Tiesiog viskas dabar stovi, niekas nepajungta, niekas neveikia, nu, nes tas oras patys matot, koks yra, ne kažką. Gavau pilną dėžę naujų plaktukų mulčeriai, tai pilna dėžė iš tikrųjų, tai man tiem plaktukam visiškai kaip ir nieko neatsitiko. Paskambinu iš firmos, beje, iš kur pirkau traktoriukai.lt. Sako, reikia plaktuko. Nu, blemba, sakau, kad nu, nieko nereikia. Tai žmonės vis tiek atsiuntė pilna dėžė tų plaktukų. Nu, taip, bet kokiu atveju pasižiūrėsim. Jei kažkokie tai bus nusidėvėję, pasikeisime naujus. Na, bet kokiu atveju kitą savaitę jau reikia kažkaip bandyti pasileisti. Nu, vėlgi, nebent oras bus toks dabar, tai dar savaitę atidėsim, bet šiaip nei vieno plaktukų nepraradau ir šituo mulčeriu esu žiauriai tikrai patenkintas. Jei kažkam įdomu, galite pažiūrėti vaizdo įrašus, esu padaręs jo apžvalgą ir esu tikrai labai patenkintas šituo mulčeriu. Bet nei vieno plaktukų nepraradau ir šiaip jie tikrai pjauna dar visi gerai, po sezono nieko neatsitiko, nu bet žmonės atsiuntė pilną dėžę tų plaktukų, tai bet kokiu atveju pasikelsim, pasižiūrėsim, jeigu kažkoks bus bent kažkiek pasidėvėjęs, tai pasikeisim į visiškai naują, nu nes plaktukų dabar turiu, kaip matyt, pilną dėžę. Ir šiaip, jeigu kalbant apie visas tas įmonės, tai kiek esu turėjęs reikalų su visokiom įmonėm, kas yra susijęs su žemės ūkiu, tai iš tikrųjų vienintelė įmonė, kurią tikrai galiu ramia sąžine rekomenduoti, tai yra traktoriukai.lt. Nu, tikrai super. Esu patenkintas, ką gavau, esu patenkintas, kokį aptarnavimą gaunu ir esu patenkintas, kaip žmonės rūpinasi savo klientais. Tai čia, manau, taip ir turi būti aukščiausiam levelėje. Paskambina, paklausė, kaip laikosi, kaip mulčeris, ar viskas gerai sekasi, gal kažko trūksta, gal kažko reikia. Atvariau su mulčeriu visus metus sąžiningai. Nu, pas mane reljefas dar nėra lygus, dar kiekvieną kartą vis lyginasi, tai tie plaktukai gavo ir žemės, ir akmenų, ir ten daug visokių šiukšlių yra. Tai pažiūrėsim, kaip atrodo. Nu, o jeigu ką, pasikeisim, nes dabar turim pilną dėžę naujų. Ir ką jie čia rado, pavyzdžiui, galite kas nors pasakyti? Man neįdomu. O, jau ruošiasi šilauogių sezonui turbūt. Šitie yra Lenko problemos, mūsų yra kiti, dar neatskrydę. Kolega nuo ryto laukia, mano pagalbininkė, špokų gaudytoja, ne, gaudai špokus, imk. Už špokų gaudymą reikia atsidėkoti. Geras katiliukas. Taip, kolegos, nepamiršau tikrai, kaip ir žadėjau, šį sezoną vartus tikrai pasikeisim ir pagaliau turėsim normalius vartus ūkyje. Tai vasara, tik išeinu atostogų, pats pirmas darbas - vartų pasikeitimas. Dar iš naujienų Parktronikas vienas nustojo veikti, dabar visą laiką meta tą klaidą ir čia dar mirksi visą laiką, tai neveikia, niekas čia neveikia dabar, kas su Parktronikai susiję, nei automatinis parkavimas ir šiaip visi perspėjimai, o ne už kalnų technikinė reikės jau varyti. Reikia kažką su tais Parktronikais kažką išsiaiškinti, kas ten atsitiko. Ačiū, kas žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat, susitiksim, tikiuosi po savaitės ir kad orai pagerės. Iki visiems kolegos.